Nu, 1-1. 1-1. kaip mes čia sėdim. Nu gerai. Tikiuosi, viskas gerai. Išsikarpys. Plojam? Nu tu dabar jau šį kartą plok. Aš niekada nemoku. O, kaip gerai. O! Mes pradedam įrašinėti savo antrąją tinklalaidę, Pokyčio piliulės. Šiandien aš jau būsiu rami. Kaip belgas. Bet mes kiekvieną kartą susitinkam, vat, pirmą kartą susitikom su viena emocija filmuoti, šį kartą su kita emocija. Tai tiesiog pabūnam tą emociją ir pažiūrėsim, kas nutiks. Nes kalbėsim gana įdomia tema, kitokia tema, kur, man atrodo, žmonės šiandien apie ją tiek daug nekalba, kiek apie kitas temas. Bet apie tą temą pakalbėsim vėliau ir jau padėkojam visiems, kurie žiūrėjo. Va, visų šitų gėlių puokštę ir kad žiūrėjot pirmą mūsų podcastą, mes su Julija esam tikrai labai dėkingos. Mums tai labai dėkingos ir labai laimingos esam. Tik aš noriu atsiprašyti, nes esu užkimus, dar vis baigiant išsveikti po didžiulio kvėpavimo takų viruso, kur parnešė vyresnioji iš mokyklos, draugiškai visom merginom į šeimą. Tai atleiskit už mano tembrą ir prikimimą. Bet jis labai gražus, žinai, moteriškas. Būsiu ramesnė. Tai mes labai norim padėkoti už tai, kad žiūrėjot, už tai, kad komentavot. Jūsų komentarai išties leido pasijausti taip, kad tas podcastas tikrai turi išgirstas ir kad jis yra svarbus ir reikalingas. Tai jisai toliau gyvena savo gyvenimą, o mes toliau filmuojam. Dar manau, kad gyvens, nes mes net nespėjom, skaityti, kiek laiko praėjo, ir per mano ligą atkėlėm antrą filmavimo serijos, bet dar manau suksis tiek pirmos serijos temos, tiek antros nuolat bus naudingos ir, man atrodo, grįšim dar prie jų ne kartą, žinai, nes vis vien apie tą patį gyvenimą ir sukasi viskas. Tai viskas aplink gyvenimą. Taip. O tavo gyvenimas, kaip tu šiandien gyveni, kas gero pas tave? Nu tai vat smagiai, kaip sakant, naktimis kosėju stipriai, dieną bandau atsipaipalioti ir vėl, žinai, naktį einu miegoti, kosėdama. Bet esu labai laiminga, kad viskas labai lengvai, ne jokio gripai ir ne komplikacijos. Ir esu labai laiminga savo eterinių aliejų pagalba ir su garinimais ir inhaliavimais, žinai, drėgnų orų. Ir sutrinimu eukalipto į krūtinę ir visa kita, nes tikrai ženkliai lengvesni man visi simptomai, tai labai rekomenduoju atsisukti į gamtą ir grįžti atgal į gamtą visiems drąsiai, nes tikrai palengvina labai. Nes aš kai atvažiavau filmuoti podcastą, žiūriu, Julija jau pasidėjau savo aliejų, sakau, o aš irgi turiu savo aliejų. Šitas visiškai apelsinas man išgelbėjo mano žiemos dienas, niūres dienas ir kai nebūdavo tos motivacijos ir energijos, aš tik tai čiuk, vis lašiukų, įkvėpiu ir uolę. Apelsinų žiedai. Visiškai. Šiaip šis balandis mum abiem yra mūsų gimimo mėnuo. Kiek tau metų bus dabar, sakyk, nes mane, žinok, visą kovo mėnesį persekioja mano amžius ir galvoju, ar viską tai padarei. Taip, bet aš po to vakar, man bus 35, balandžio 6. Taškas. Ir aš balandžio 6, o man balandžio 3 bus 38. Aš realiai nevaidinu, aš labai dažnai pamirštu savo amžių. Aš vis maišausi, man 37 ar 38 ir jau prieš gimtadienį, tik tai, kadangi jau pradedu labiau galvoti apie tai, kad va, ar tie gimtadienis, ką čia smagau nuveikus, ar čia veikti kažką, ar iš vis nieko neveikti, kaip čia sutikti, tai tada pradedu, žinai, arba va, kadangi dabar laukiasi, tai va, skaičiuoju, kelių čia aš pagimdysiu tą 3, žinai, kaip čia dabar gausis, palauk, jau po gimtadienio 39 bus, nu super, žinai, tai va tokios mintis mano. Nes man vakar tokia mintis atėjo apie tai, kad aš jau būsiu 35 metų moteris. Ir vakar, pirma akimirka buvo, kai man užkliuvo mintis ne už 35, bet už moteris žodžio. Ir galvoju, Dieve, mano moteris, koks gražus žodis apibūdinti žmogų. Koks gražus komplimentas. Ir tai yra man komplimentas.
kad aš esu moteris ir galvoju, kaip gražu, aš to džiaugiuosi ir galvoju, priemu šitą statusą ir jo mėgaujuosi. 35 metų moteris, ne kiekviena štai gerai. Na, taip. Ir žinai, kaip aš pagalvoju, ne kiekviena moteris netgi turi prabangą nugyventi iki 38 ar 35. Mano mama, pavyzdžiui, amžinatilsį mirė 29. Tai tu pagalvok. O atrodo, kad va dabar viską padaryčiau, kad būtų, žinai, šalia. Ir šiaip kiek žmonių atsitinka visokių nelaimė. Aš labai dažnai pagalvoju aplinkui, kad kokia aš kasdienė esu turtinga ir laiminga ir kokios mano yra mažos problemos, palyginus su to, kas gyvenime vyksta visur aplinkui ir negalim būti akli. Bet tiesiog savistabai labai gera kartais yra save įsižeminti, suvokiant, kas iš tikrųjų aplinkui daros. Bet nereikia per daug apie tai galvoti ir nereikia savęs į stresą varyti. Tiesiog, kai pradedi labai savo krušti protą, tai tada nusiramink, įkvėpk ir pagalvok, kad tikrai gali būti blogiau. Aš taip darau. Nusiraminu, įkvėpiu ir visada suprantu, kad čia tikrai neblogiausia, kas gali nutikti ir tikrai gali būti blogiau. Ir kaip per ano podcast'o metu tu sakei, kad kiekvieną kartą mes turim ne vieną pasirinkimą, ne vieną sprendimą. Tas kažkaip, aš irgi mane įkvėpė mūsų praeitas podcast'as. Žinai, kur galvoju, šitą situaciją dabar yra, galvoju, bet palauk, čia ne vienas sprendimas jis ta. Tak, žinai, kad fainai, kad kiekvieną kartą mes irgi pasiemam kažką irgi iš to podcast'o, iš tinklalaidžių, kurias kuriam. Ir fainai, kad ta pati pokyčio piliulė, man atrodo, ta moterų bendruomenė, jinai neišvengiamai auga ir plečiasi ir plečiasi į gyvus susitikimus. Plečiasi į gyvus susitikimus, plečiasi į bendruomenę Facebook'e, kur mes sukūrėm su jūs, ar ne? Taip. Atskirai ir ten jau yra gal 200 kažkiek moterų. Virš 200 moterų. Ir mes ten keliam vis kažkokius savo tai renginius, tai pamastymus, tai aktualias temas, kas mums rezonuoja tomis dienomis. Ir labai norim pakviesti susitikti gyvai balandžio 11 Vilniuje, Pležiūry, Guilty Free užkandžių kavinukėje. Susitikti tenai, jūs bus iš savo pusės, kol žiovauja žuvėdros, galėsite apsikabinti Justę, galėsite apsikabinti mane, visi galėsim draugiškai apsikabinti ir pakalbėti apie tai, kaip iš tikrųjų gyventi šitą gyvenimą paprasčiau, lengviau, su lengvesniu įkvėpimu, nekrušant savo proto. Taip, iš tikrųjų. Prieitą tinklalaidę labai pergyvenom dėl žodžio mėšlas. Mėšlas, dabar bus nekrušti. Nekrušk savo proto. Būk protinga. Tiesiog būk protinga, moteris. Tiesiog nekrušk savo proto. Kiek gali tu čia užsivedus kaip šitą hamekas tam raten. Nekrušk savo proto, ramiai. Taip, tai iš tikrųjų balandžio 11 nusimato labai jaukus, fainas, moteriškas renginys. O balandžio 18 Kaune. Taip, tai visą informaciją bus po podcast'o. Kur galima rašyti informaciją, tai mes ten viską. Kur galite registruotis, vietų skaičius nėra didžiulis, nes labai norisi mums išlaikyti kokybę ir, kaip aš sakau, skirti dėmesį. Kamerinę aplinką, nors 20 ar ten 15 žmonių nebėra, jau labai kamerinė, kaip aš mėgstu, bet vis vien norisi pažinti kiekvieną, kurie ateis, įkvėpti kiekvieną, kurie ateis, man ir Justė įkvėpti jūs, o mes lygiai taip pat iš jūsų irgi įkvėpimo prigaudysim su tom žemiškom paprastom istorijom ir tuo buvimu šalia. Taip, kad įvyktų tie gražūs mainai, kaip aš mėgstu sakyti, širdies į širdį. Pasitėlį. Gerai, aš atsigersiu, kol dar neužsikosiu. Gerai, atsisukai, ką mes čia šiandien turim ant stalo. Daug įvairiausių dalykėlių, kur aš iš tikrųjų, mes turime... Jei būtumėt mačiusios Justės veido mimikas, kai aš čia pasakojau apie ką čia, kas čia kur yra, žmogus dar nesusidūręs gyvenime su nėštumu, tik gal mums iš tikrųjų pradžiai reikėtų pristatyti šitą podcast'o temą. Reikėtų tiesiog pereiti nuo visų kasdieninių gražių džiaugsmų prie šios dienos temos. Ar nesilaukti? Ir kaip nesilaukti ar laukti? Taip, ir kaip jaučiasi moteris, kuri laukiasi ir turi jau 3 beveik vaikus. Ir kaip jaučiasi moteris, kuri nesilaukia ir neturi vaikų. Tai va. Kaip jai pavyksta nekrušti savo proto, o kaip man pavyksta truputėlį
Gyventi sunkiau, bet palaviruoti. Bet aš iš tikrųjų kiek juokiausi, nuoširdžiai juokiausi apie tai, kad kai mes pradėjom kurti tinklalaidą, mane Instagram platformoje pradėjo followinti tokie prekės ženklai kaip visi įvairiausi su kūdikystė susijusi, su vaikais ir galvoju, Dieve, gerai, čia jau per Juliją. Galvoju, gerai, pagyvenkim, pažiūrėsim, kas nutiks. Nešioklė, kremukas koks nors šitiems speneliams nuo žindymo. Jūs sakys, koks tas spenelių sakau, kad tu prieš tai supažindinai mane, kol kamera neįjungta, nes galvoju, toks. Tai grįžtant prie rėmėjų, kadangi ši tema yra nėštumas, ar ne, ir aš esu nėštukė 6 mėnesį ar kelintam ten. Tai mes turim, ir aš noriu labai padėkoti mūsų šito podcast'o šios serijos rėmėjam. Taip. Multimam, multigene, taip, veganiškos kosmetikai ir natūralios sudėties priemonė. Ne? Čia yra balzamas. Žinai, aš gilinausi į atsiliepimus, nes aš šito brendo dar pati asmeniškai esu nebandžiusi, todėl kad čia šita kosmetika ir šitos priemonės yra po gimdymo. Tai reiškia, kai pagimdai, tai mes turim intimiai higienai, kada jau yra po plyšimų ir susiuvimų, kad netemptų odos ir greičiau gytų. Ir vat apie šitą kompresą, tos visos mamos, kurios žiūrėsit šitą tinklalaidę ir ruošitės gimdyti arba dabar žindote vaikus, apie šitos kompresus girdėjau labai gerus atsiliepimus. Tai reiškia, kad jų dėka labai daug mamų nesustojo žindyti kūdikių, todėl kad labai apmalšina visus nepatogumus ir skausmą aplink spenelį. Tai va, o čia, ką tu laikei veganiškas, tai yra, įsivaizduok, mes kadangi naturalistės ir mėgstančios natūralią sudėtį. Tai mums rūpi iš tikrųjų ir sudėtis ir ką vartojam. Tai šito balzamo spenelių net nereikia nuplauti prieš žindant, ant kiek yra gera sudėtis, veganiška ir nekenksminga. Tai reiškia, kad jeigu yra žaizdelės pačiomis pirmomis savaitėmis maitinant kūdikį, nes vaikas iš nemokėjimo žysti krūtį pritrina arba dar netinkamai įsideda krūtį į savo žandikaulį ir su žandikauliu lūpą nutrina. Tai va šitas balzamas apsaugo ir, žinai, drėkina nuolat. O čia jau yra priemonė dygstantiems dantukams, tai tam draugeliui, kuris pilvukėje jau konkrečiai jam. Na, kad jeigu, nes iš tikrųjų aš kiek girdžiu draugės, kad sako, jau dygsta dantis, jau virzlus, dirglus, tai tiesiog pažiūrėk su šitą priemonę patepė jam tas dantenas ir dantukus ir sušvelnina tos skausmingus pojūčius. Labai, čia rekomendacijos ir reklama yra reklamai, bet iš principo tai aš norėčiau kiekvienai mamai palinkėti pakeisti požiūrį, nedaryti iš tos situacijos tragedijos. Tiesiog tai yra etapas, kuris praeis, dygsta dantis, verkšlena, pabandyti negirdėti, kaip vaikas verkšlena. Skauda intimę zoną po gimdymo, suprasti, kad tai yra etapas, kur po savaitės viskas atslūgs. Balsas mano žiūrus, ne? Man labai gražus tas moteriškas, žinai, toks balsas, kur toks prikimęs, kimas. Paėmiau, padėjau. Ir žinai, tu taip kalbė apie... Atleisk man, aš labai stengiuosi ramiai. Tai va, tai žinoti, kad etapas praeis ir viskas sugis ir liks tik geri vis tiek prisiminimai. Ir dabar grįžtant dėl intimios higienos priežiūros, čia galima purkšti prieš ir po operacijos susiuvimo intimių zonų, bet iškart noriu pereiti ir prie, padedant jau, žinai, preparatus visus, noriu pereiti ir pasiūlyti mamoms tipsus, 3 tipsus, ką daryti, kad gal išvengti plyšimų. Tai paskutinį mėnesį prieš gimdymą yra rekomenduotina tepti intimes vietas ir daryti savimasažą viso kūno, tiek pilvo, nes tai be proto be galo atpalaiduoja, su protu, bet be galo atpalaiduoja. Ir daryti masažą ir intimių vietų dėl to, kad įtrinti aliejų, kad elastingumas atsirastų ir galima naudoti ir tą patį frankincenso eterinį aliejų, bet tik Young Livingo dėl to, kad jie turi seed to seal, ar kažkaip kaip ten tiksliai vadinasi, kad jie turi sertifikatus, kur galima tepti ant odos. Vieninteliai pasaulyje turi sertifikatus ir ten tokios laboratorijos ir mokslininkai dirba ties to, kad aš tikrai pasitikiu ir tepu. Aišku, kai kuriuos net galima vartoti vidų, pavyzdžiui, orange, tai galima dėti į kepinius, į gėrimus ir juos naudoja maisto pramoniai, ar net sveikatinimuisi.
Tai va, tai grįžtant prie, kad išvengti plyšimų, visoms rekomenduoju nepatingėti paskutinį mėnesį pasimasažuoti, žinai, save, ganėtinai neblogai, taip sąžiningai ir atsakingai, kad tiesiog, o gal viskas taip išsitems, kad puk ir nieko nereikės nei įsiūti, nei nieko. Tada labai noriu palinkėti visoms, kurios laukėtės, nesustoti judėti, nes aš irgi dariau savo Instagrame apklausą, tai didesnė dalis besilaukdamos net nesportavo. Kai dabar yra įvairiausių mankštų ir dabar aš važiuoju, pavyzdžiui, sportuoti 2-3 kartus į savaitę, tai man net prakaitas nenukrenta nuo, žinai, net nesušlampu ir tada aš galvoju, ar aš čia sportuoju ar ką. Bet vėlgi priimu tai kaip etapą dėl to, kad fokusas yra į visai kitus dalykus. Atpalaiduoti dubenį, žinai, kad vėlgi greičiau vaikas ir lengviau išeitų. Raumenis tuos pačius, kad diastazė neatsirastų, neprasiskirtų preso raumenis, pilvo raumenis. Tai visai kiti dalykai, dėl to ir tas lengvumas yra visai kitoks, žinai, ir visai pratimai yra visiškai kitokie. Ir aišku, trečias mano tipsas ir patarimas būtų mamoms, tai kalbinis kodas. Aš pasitikiu esamų procesu, be galo pasitikiu savo kūnu. Viskas, ką darau, tai yra darau geriausiai dėl savo kūdikio ir dėl savęs čia ir dabar. Ir galima pauostyti, pavyzdžiui, aš irgi dabar orange. Aš jau čia priuoščiau. Apelsiną, levandą, ramunėlę. Nes kada mes susijam savo emociją kažkokią ar ne, arba tą kalbinį kodą, garsinį kodą, žodžius su kažkokio eterinio aliejų, net kai prasideda sąrėmis ir kai prasideda jau gimdymo laikotarpis, labai gera yra tiesiog pauostyti ir sakyti vėl tą patį, nes tai sukelia visą ramybę ir visą tai, kaip aš jaučiausi tomis geromis emocijomis, vadovausi, ko laukiausi iki gimdymo. Tai, bet apie tai, jeigu kam yra įdomu, ar ne, tai mes su 2 kolegėm, Monika Scinski ir Ingrida Icienė, aroma psichologija ir mindfulness, organizuojam nėštumo kursus, 8 gyvų susitikimų, registracijos jau yra prasidėjusios, tai irgi visą informaciją priseksiu, nes tokių gerų patarimų ir ramybės ir to nusiteikimo į gimdymą tikrai pridalinsim nemažai ir pasidalinsim per savo patirtį, nes visos 3 jau esam vaikuotos daugiau negu vienu vaiku. Bet iš tikrųjų dabar tu kalbi ir aš galvoju, kad tie įvairūs nėštumo kursai, ar ne, mokymai, tai jeigu tu jais domiesi, tavo tie 3 išvardinti tipsai, jeigu tu jais vadovaujasi, tai man atrodo, tu tada gali prisijaukinti nėštumą, jeigu tu jo bijai, jeigu bijai gimdyti. Nes tikrai, man atrodo, daugelis moterų turi tą jausmą baimę gimdyti, būti nėščiai ir gimdyti. Tu manęs čia klausi? Aš dabar, žinai, tai bandau toks, nežinau, toks retorinis, ar net neretorinis gal klausimas. O tu bijai gimdyti? Aš pačio gimdymo kaip proceso. Aš iki antro etapo nepriejau dar. Ne, bet ar tu pavyzdžiui, net, nežinau, vis tiek žiūri filmus, ar ne? Ir dažniausiai per filmus rodo raudonas veidas, cypia, klykia, žliaugia ir ten ir klykia. Tai vis tiek tau yra susidaręs pasąmoniai vaizdas kažkoks apie patį gimdymo procesą. Tai ar tave pristabdo nuo nėštumo ar nuo to laukimosi? Ne, šitas dalykas, šitas faktas nepristabdo, nes aš vėlgi kažkaip remiuosi tuo, kad daugelis moterų gimdo ir pagimdo, kad tai yra natūralus moteriai procesas ir kad tiesiog tai reikėtų pasitikėti tam motiną gamtą, aš čia šiek tiek gal filosofiškai žiūri tai ir ruoštis, ta prasme, tam tikras judėjimas, va, kaip tu sakai, kas palengvina tą patį nėštumą. Nes, žinai, tai yra mūsų fiziologijoje, tu negali daryti to dalyko, kuriam nesi sutvertas. Vieną pasakysiu paslaptį. Rėžk. Kad ir kaip būtų, vis tiek pagimdysi. Tai va, ruošies, nesiruoši. Žinai, čia tik tai apie būseną, su kokia būsena nori į tai eiti. Nu, va, su kokia būsena aš noriu į 3, pavyzdžiui, gimdymą eiti. Tai aš esu nusiteikime, manifestavime, kad aš, ir programavime savęs ir jau sodinu į savo pasąmonę, kad aš taip ir darysiu, todėl, kad aš apie tai galvoju. Tai aš eisiu į gimdyklą, spirsiu kojomis, žinai, gimdyklos duris, ir sakysiu, man jau reikia stumti.
Čia mano toks geriausias scenarijus. Aš paskui papasakosiu jums, ar man pavyko. Bet šitaip aš programuoju savo trečią ir vizualizuoju savo trečią gimdymą. Absoliučiai. Nes taigi viskas yra. Bet nesakysiu, kad pirmo ir antrų man nebuvo baimių. Pirmų ypatingai buvo daug baimių, o antrų man gimdymas buvo netikėtas. Ta prasme, žinai, skatinti mane reikėjo. Tai tada jau toks gavo, kad jau reikia atidirbti. Ir atidirbi tas 6-8 valandas ir viskas. Ir viskas. Atidirbi ir už 8 valandų tu supuoji jau. Savaitę dar ten pasikankinė. Taip. Žinai, su tais skausmais ir su tais negalavimais kažkokiais. Ir viskas, ir tik tai palaikymą savo kūnui duoti, siunti kiekvieną laiminį, kiekvieną ląstelę, kiekvieną audinį, kad jisai greičiau sugytų ir siubuoji tą savo beibiuką. Bet aš galvoju, kad, žinai, reikėtų fokusuotis ne į tai, kad koks ten bus sunkus gimdymas, kaip aš pagimdysiu, bet kas bus, kai aš jau turėsiu tą vaikelį ir aš jau jo susilauksiu. Šiaip reikėtų fokusuotis, ar planuojat lauktis, ar kažkada lauksitės. Nesifokusuokit į blogas istorijas. Fokusuokit, rinkitės Instagrame, saugokitės tokias istorijos, kur dalinasi pasaulis ir dalinasi pasaulio moterys, kad va, žiūrėk, atėjau, labai lengvai buvo, kiekvienu sąrėmiu suvokiau, kad esu arčiau susitikimo su savo kūdikiu ir viskas. Ir truko gimdymas 3 valandas. Ir fokusuokitės ant to ir programuokit, kad irgi taip jums bus. Nes aš, žinai, galvoju, moteris, kurios turi 1, 2, 3 vaiką kaip tu, ar ne, tai tu atrodo, kad tikrai tu nebijai gimdyti. 3 vaikas, ar ne? Man šitas yra iš vis toks sakralus, atrodo, žinai, visas ir laukimas, ir šventas, toks kažkoks tokia mano ir nuotaika, ir nusiteikimas, kažkokia pakilieta nuolat, žinai. Ir į tą gimdymą aš irgi einu labai su tokiu sakraliu nusiteikimu, nes pats sakau, gilus kvėpimas ir toks ateinu, padarau darbą, pasiemu savo, žinai, stebuklą, angelą mūsų ir viskas. Ir ramu. Ir tada jau lieka mėgautis, eiti, supti, maitinti, žindyti, žinai. Ir džiaugtis gyvenimu, ir džiaugtis, kad jis atėjo į šeimą. Tai čia jau nemažai pridalinom patarimų ir kaip mes ką jaučiam. Tai dabar konkrečiai pereinam gal tu apie savo poziciją, aš apie savo poziciją. Gerai. Ar pradedam nuo manęs, ar nuo tavęs? Na, man nėra. Vaskiai, hop. Vaskiai čik, mes vaskiai hop, sakinu, žinai, kur čia kas kiekvienas. Jo, bet iš tikrųjų čia kalbėti apie nėštumą, man atrodo, yra aktualu ir tom, kurios laukėsi, ir tos, kurios nesilaukia, nes mano atveju, ar ne, man yra 35 metai. Ir kiekvieną kartą aš vis dažniau girdžiu tas gerasias tetulytes, kurios man vis sako, o tu dar nesilauki, o tu jau turėtum lauktis, o žiūrėk, tavo biologinis laikrodis tiksi, ar ne? Ar tai mane žeidžia? Jau nebe. Ar tai mane žeidė kažkada? Taip. Bet tu vėlgi, žinai, tu labai aiškiai turi suvokti, kad tu atėjai į šią žemę patirti savo istoriją, atėjai su savo patirtimis, kurias išgyveni, ir tu nesitapatini su tos gerosios tetulytės lūkesčiu. Ir, pavyzdžiui, aš kaip suprantu, kad aš gimdysiu vaiką tada ir tas nėštumas pokytis į mano gyvenimą ateis tada, kad aš pajausiu, kad aš jo noriu. Kad aš pajausiu 100%, kad jo noriu, kad turėsiu jam laiko ir, man atrodo, tos išmintingos kantrybės. Dėl laiko tai nežinia, ar kada nors turėsi. Tikriausiai, šitas pasiginčiamas dalykas. Jo, kad niekada, atsako, nėra. Man kartais, žinai, keistai skamba iš šono, kad aš nežinau, dabar nelaikas. Niekada nėra laikas. Niekada nėra nėštumui laikas. Na, bet mes kartais, žinai, norime, mes ir viską šiek tiek kontroliuoti. Įsivertinam, bet lygiai taip pat pasisveriam. Aha. Nu, aš jau virš 40 nenorėjau lauktis. Jau sakau, iki 40 pagamdau, sąstatą sustatau savo šeimos ir viskas. Ir tada jau, žinai, rūkyčiau, tai sakyčiau, vat ir pipkę rūkau, žinai. Vaikai vieni kitus augina, o mes su vyru mėgaujamės procesu ir kaip laksto, žinai, su pampi per kiemą, žinai, arba nuogadupką, metinukas koks, žinai, o man jau 40. Tai va ir džiaugiamės. Bet tu labai gerai pasakei, kad džiaugiamės ir man atrodo kiekvieną kartą, kai sako, kam mes gimdome vaikus,
kokia yra prasmė viso to, man kažkaip tas labai yra svarbu. Ir aš visada galvoju, kad vaikas, kai jis ateina į poros gyvenimą, jisai ateina būti šalia ir gyventi šalia. Nes dažnu atveju tėvai pradeda gyventi vaiko gyvenimą arba padaro taip, kad vaikas gyventų tėvų gyvenimą, ar ne, išpildytų kažkokį lūkestį, neįgyvendintą svajonę, ten, nežinau, paveldėtų verslą, arba sako, aš gimdau vaikus tam, kad, nežinau, senatviai būtų kas pasirūpintų. Aš žinok, aš vat kartais galvoju, pas mane nuo pačio pirmo gimdymo, nuo Lėjos pagimdymo, man visą laiką buvo, kad, aš esu tik kanalas ir laidininkas, per kurį žmogus ateina į šitą pasaulį. Mano vienintelė misija yra saugoti ją, užauginti ją žmogumi, žinai, su didžiulė meilė ir su gražiausiais vaikystės prisiminimais ir su tuo lengvimu ir pasitikėjimu ją, žinai. Bet galvoju, aš negaliu jo savintis, jisai mano, negaliu jai vadovauti ir aiškinti, kaip gyventi reikia gyvenimą. Aš galiu jai patarti, ką mes dabar ir darom. Galiu patarti, galiu palaikyti ribas, nes ribos yra saugumas vaikams, žinai. Tiesiog jausti, kur yra ribos, kaip reikia elgtis ten, nors ne visada padeda, kaip reikia elgtis viešumo ir dar kažką, žinai, vaikai ten. Nors atrodo, kad labai daug apie tai kalbam. Bet tas nesisavinimas jų asmeninių gyvenimų moteriai, o tiesiog suvokimas, kad per mane atėjo ir viskas, tai man kartais atrodo, gal man reikėtų labiau pasirūpinti, žinai, aš taip kartais galvoju. Nėra taip, kad aš čia per daug ją jau paleidau, žinai. Bet ne, jinai puikiai tvarkosi su tuo ir aš ją regiu kaip asmenybę, unikumą. Tiek Lėja, tiek Otilija, žinai. Ir man yra ženkliai lengviau. Nes man neima tada toksai vidinis pyktis, kad nedaro taip, kaip aš noriu. Nes aš nekeliu lūkesčio vaikui. Bet tu aš priimu asmenybę, kokia jinai yra. Jei tą vaiką tik priimti. Žinai, aš, pavyzdžiui, vyrui dažnai sakau, melė, mes negalim kažko primetinėti. Jeigu jinai turi kažkokių sunkumų, dabar savo etape 8-metės, tai čia yra jos gyvenimo pamokas, jinai turi tas pamokas išmokti. Jinai pasirenka, su kokiais draugais bendrauja, pasirenka, koks žmogus jos gyvenime, ką jos išmoko. Žinai, viena draugė ten super aktyvi, kita draugė ten super valdinga, trečia ten, sakau, ir kas, kad aš turiu savo nuomonę, ir kad aš turiu savo įsivaizdavimą, kaip aš norėčiau, kad būtų, žinai, bet taip nebus. Ir aš leidžiu jai klysti, leidžiu jai mokytis, leidžiu jai pasirinkti. Galiu patarti, jeigu jinai prašo. Ir man tada labai malonu būna, kai po mėnesio važiuojam ir, žinai, mama, aš prisimenu, tu man kažkada sakei, ir jinai pasako mano išminties sakinį, tą tokį patarimą perliuką, žinai. Ir mano vaikas mane girdė. Kaip svarbu yra, kad sutuoktinis ir vaikai mus girdėtų ir kaip svarbu yra, kad mes mokėtumėm pasakyti taip, kad mus išgirstų. Bet čia irgi viskas priklauso nuo to santykio, su kokiu santykiu mes einame į šalia esantį žmogų šeimoje, man atrodo, tą mes gauname atgal. Ir labai svarbu, man atrodo, tėvam tiesiog, kaip tu sakai, nesikišti į vaikų gyvenimą, bet tiesiog būti šalia, rūpintis, padėti, kai yra to prašoma, bet labai gražiai liudyti tą vaiko gyvenimą ir rodyti jam pasaulį, kaip viskas yra jame. Tai jeigu aš tavęs paklausčiau klausimo, to, ką ir pačioje pradžioje sakiau apie tai, kad kodėl mes gimdome vaikus, kokia to yra prasmė. Kaip galėtum atsakyti šitą klausimą? Man didžiausia prasmė ir didžiausias tikslas tai buvo pakeisti scenarijų savo gyvenimo 100%. Nors aš suvokiau, kad tai yra scenarijus, tik tai įgijusi psichologinės žinias, pagrindus apie tą, žinai, visas rolės ir scenarijus gyvenimo, kad žmonės gyvena arba pagal senąjį scenarijų, arba primestą scenarijų, kartoja tėvų klaidas, žinai. O man visiškai norėjosi pakeisti atvirkščiai, 180 laipsnių. Gyventi pritekliui, pertekliui, emociniam pasitenkinime, meilėje. Ir labai visada norėjau, kad vaikas turėtų mamą ir tėtį. Man čia buvo gal svarbiausias kriterijus. Man buvo svarbiausias kriterijus, žinai, ir turi tu tokių paslapčių, kur matyti ne čia ir nelaikas yra atverti, žinai, jas,
bet esu padariusi rimtų klaidų, vien tik tai dėl šito aiškaus savo įsitikinimo, kad mano vaikai turi augti šeimoje, santuokoje ir kad aš negaliu kartoti savo tėvų ir negaliu kartoti to pačio scenarijaus, kokiame aš augau. Ne už ką, kad ir kokia skaudi ir brangi kaina tuo metu buvo mokama, bet labai turėjau stiprų įsitikinimą ir tą vidinę intuiciją vedamą. Už ką šiai dienai savo esu dėkinga. Už savo protą, pasitikėjimą, už iškęstą kančią tuo metu, žinai. Ir dabar, kas yra. Tai man didžiausias tas yra turėti gausią šeimą, sveikuose santykiuose. Bet žiūrint į tave, žvelgiant į tavo gyvenimą, tarsi iš tam tikros kameros perspektyvos, visa tai yra. Ir dabar mes iš tikrųjų podcast'e dalyvaujam ne dviese, taigi 3 mes esame. Ir šitas 3 vaikelis. Gali mums trumpai papasakoti, nes tas ir žmonių žurnale užsiminus labai gražiai apie tą norą, kad jisai ateitų į šį pasaulį ir į jūsų šeimą. Jo, apie ateimą į šitą pasaulį. Man pradėsiu nuo to, kad man pačiai kaip brandžiai asmenybei ir kaip brandžiai moteriai, aš labai mėgstu kalbėti suvokimais, žinai, kurie pakeitė mano gyvenime vienaip ar kitaip. Tai man iš principo padeda jausti didžiulę pagarbą visam kas aš esu. Tai suvokimas, kad aš esu kaip nuo labai didelio 100-mečio alyvmedžio, labai storų kamienų, ta mažytė vynuogytė. Atėjusi iš savo, žinai, prosenelės ir senelės ir mamos ir ta vynuogytė, kuri dabar turi 2 žiedelius, tai savo dukras. Ir žinau, kad tai yra tas, žinai, tęsimas giminės. Ir kai aš suvokiau, kad aš esu tik tokia mažytė dalelytė, jau, tu įsivaizduoji, 2000 metų. Nu, 2023 metai. Ir galėtum atsekti, jeigu norėtum, ar ne? Nuo to pačio pirmo prado. Taip. Iš kur mes ir tu, aš ir tu sėdim dabar čia. Kas ten buvo, žinai, per prosenelį ir kokios ten istorijos buvo, žinai. Tai man tas suvokimas išugdė manyje didžiulę pagarbą savo praeities moteriam giminės, savo giminės medžiui, vyram irgi lygiai taip pat. Išugdė didžiulę pagarbą ir atlaidumą, nes aš suvokiu, kokias kančias jie iškentėjo savo gyvenimu. Jaučiu begalinį dėkingumą, kad pagimdė, kad nusprendė nenutraukti, žinai, prosenelę močiutės gyvybės, močiutę, mamos gyvybės, kad su visu palaikymu visatos mes esam čia ir turim galimybę gyventi šitą gyvenimą. Tai čia dėl 3 nėštumo, dėl to man yra didžiulė atsakomybė, kur mes, sakau, sąmoningai vyro gimtadienis, sakau, gerai, nebenoriu atidėlioti, nes, kaip ir sakiau, iš 40 nenoriu aš vaikščioti su pilvu, jau viskas noriu mėgautis gyvenimu. Tai, sakau, nėra geresnės progos, vyrui savo, sakau, nėra geresnės progos, negu tau dabar pasakyti, kad viskas, priėmiau sprendimą ir noriu tau padovanoti, žinai, 3 kūdikį mums padovanoti. Ir aišku, ten, žinai, vyro. Let's go! Ir tada prisimenu, atostogavo mes ir prisimenu, susikibom rankom ir iš tos didžiulės vidinės pagarbos man ir iš tos ir net su ta visa didžiulė pagarba sielai, kuri ateina ir pasirenka mane ir Lauryną būti savo tėvais, susikibom rankom, sakau, meilė, dabar tu kartok paskui mane. Ir sakau kalbinį kodą. Mažylė, jeigu tu esi pasirinkęs mus jau ir matai mus kaip savo tėvus, mes esame pasiruošę tapti tavo tėvais ir ateik pas mus.
Ačiū, kad pakvietėt, senai laukiau. Taip, laukiau. Nes taip išeina. Kojytę trepsėjau ant to debesėlio, Bet žinai. tikrai taip atrodo, ar ne? Nes tai buvo lemtingas tas prašymas, kreipimasis. Ir man tas toks gražus momentas yra, kad man nereikia, kad vyras nors ir neina ten, žinai, visų sąmoningumo ir neskaito tų knygų, žinai, ir nesigilina tą išmintim kažkokią, bet man visą laiką džiaugu dėl Lauryno, kad jisai atrodo, kad pas jį suinstaliuota viskas yra, žinai. Ir man jam reikia tik paspaus kokį mygtuką ir jisai, aš suprantu apie ką tai. Žinai, man nereikia jam aiškinti, dėl ko mes turim pasakyti. Nes mes, aišku, augam to ir aš pasakoju savo istorijas ir savo suvokimus, tiek apie neuroedukaciją ir apie viską. Tai jis automatiškai viską girdi, nenori jam nusėda, žinai, pasąmoniai. Ir kai ateina tinkamas momentas ir man nereikia nieko jam papildomai pasakoti. Tai va tas dar labai gražu ir labai tas toks jausmas man yra didžiulis, žinai, jam. Bet ar aš teisingai išgirdau iš tavęs, kažkur taip tarp eilučių perskaičiau, kad trečiasis vaikas, besilaukiant, kuris ateis į jūsų šeimą, yra savotiška dovana vyrui. Taip? Galima taip pavadinti? Galima drąsiai taip pavadinti, dėl to aš tave labai suprantu ir sakau, tavo antrinau, kai tu prieš tai sakai, kad ne laikas, ne tas, tai sakau, visą laiką galvojau, kad niekada nebus laiko, bet tada labai, kai turėjau labai atvirą pokalbį su savim vėlgi, ir aš išlaukiau, nes ta prasme, nes Laurynas tai jau senai norėjo to trečio vaiko, nes jau Otilijai 6, tai žinai, ko čia laukti. Bet mes kažkaip anksčiau ir programavom, irgi vėl atsisėdę, kad tas trečias vaikas tai bus vyšnaitė ant torto. Mes sąmoningi, dukros paaugusios, vieni kitiem padedam, nors aišku, kad visko bus. Bet čia yra gyvenimas. Bet čia yra požiūris, žinai, vėlgi. Aišku, kad tu gyveni buiteką ir tu gyveni chaosėlį. Bet viskas yra ir viskas priklauso nuo to, kaip aš kaip moteris, kaip mama, atsigulus vakare, ką aš apie save galvoju. Aš ant savęs nepykstu, kad aš ten trūko man kantrybė. Aš savo atleidžiu. Žinai, aš nesinešioju kalties jausmo. Aš nueinu atsiprašau dukrų, jeigu aš jaučiu, kad aš neteisingai pasielgiau. Apsikabinu vyrą, jeigu jaučiu, kad man, žinai, užtripė kojytę ir aš jau ten kažką griežčiau pasakiau. Arba net, tiesiog labai atviras nuoširdus pokalbis su savim ir tada vėl viskas atsistoja į savo vietas. Nes yra neveltui sakoma, kad aš esu tai, apie ką su savimi kalbuosi prieš miegą. Tai va, neuroedukacijai mes turim labai gražų irgi Marijos Mendelės Leliugienės vizualizaciją labai gražią, kurią irgi susitikimų metu balandžio 11 būtinai norėsiu moterim pristatyti, dėl to, kad man patinka vadovautis jie, kai aš ją su viduje naujusve, kad mes turim vidinį kompasą. Ir atsidurti toj savo vidinėje šį per viduriuką, nelabai blogas emocijas ir mintis ir nelabai per geras, kad rožiniai akiniai. Bet apturėti tą vidinį dialogą vakare atsigulus, tarkim mano atveju vakare atsigulus, kitam gali būti ryte. Tai čia ir yra, kad įsivertini pamoką išmoksti, net nesvarbu, kad tu ją kartosi tą klaidą. Tikrai trūks kantrybę dar ne vieną kartą. Nesgi aš esu žmogus, tu esi žmogus teisingai. Ir tikrai ne kartą dar važiuojant kely, kad ir kaip gerai būtų vidinis kompasas susividuinės, vis tiek gali ir keiksmažodį pasakyti, kur tu čia važiuoji, žalia turų požė. Tau būtina čia dabar peškent ir vis tiek tą pat, nes nutinka gyvenimas. Bet ant kiek svarbu yra tas vidinis, žinai. Žinai, kai sakai, tas kompasas, jis yra sureguliuotas ir tam tikrose situacijose kažkiek taip nukrypsta, bet kai tu viskas su tavim yra gerai, tai jis tai greit ir grįžta. Normalu, kad šiek tiek kartais, žinai, linguoja ir keičia savo tokią būseną. Tai grįžtam prie tavo klausimo, kad pildau vyro svajonę. Žinai, dėl ko sakau, kad pildau vyro svajonę? Dėl to, kad, įsivaizduot, kad 2 vaikų mama būsiu. Tai įsivaizduodavau dar kažkaip. Bet žinok, kad 3. Jau kad ir kaip norėjau keisti tą scenarijų ir tos gausios šeimos, bet niekada nepagalvodavau, net nepasvajodavau, kad aš sėdėsiu su 3, su dar 3 papildomom mažom personom šalia savęs ir vyras šalia manęs apsikabinęs mane ir mus visus 3. Niekaip. Tai dėl to supratau, kad čia yra
iš dėkingumo jam, nes aš jį be galo myliu, Lauryną be galo myliu ir galvoju, kad geriau nieko negali būti dėl mylimo žmogaus, iš atsidavimo. Kodėl aš negaliu jo pildyti svajonių? Kodėl aš negaliu pildyti jo svajonių, jeigu jisai kasdien, kas rytą keliasi, važiuoja į darbą, uždirba pinigus tam, kad mes galėtumėm keliauti, kad mes galėtumėm pirkti, kad mes galėtumėm pramogauti, kad mes viską turėtumėm tiek, kiek mums užtenka, žinai, taip kaip mes galim. Jisai kiekvieną dieną žmogus vardan mūsų dirba. Tai man čia, žinai, išpildyti jo svajonę, aš negalėčiau jaustis laimingesnė ir aš net negalėčiau, žinai, jaustis didesnės garbės išpildyti jam svajonę. Net nesvarbu, kaip ten mums viskas bus ir kiek mes dar metų turim, kad džiaugtumėme savo išpildytą gyvenimo svajonę. Bet aš jaučiuosi absoliučiai rami ir su didžiausiu dėkingumu pildysiu tikriausiai dar net ne vieną jo svajonę. Nors iš tikrųjų, tai atvirai pasakus, dabar aš čia kaip karalienė. Nelabai čia kas, atrodo, kad čia jo svajonė pilu, nes čia namie dabar su pilvūzu, aš kaip karalienė, žinai, mano visi vėlgi nori pildami. Bet yra tas didesnis dėmesys, ar ne? Tai laukės. Žinai, tiesiog aplink moterį, vėlgi ta energija vidinė ir tas suvokimas, kad viduje, kad va, mano pilve yra dar gyvybė, tai va, jinai vis tiek cirkuliuoja tą energetinį švytėjimą kažkokį, tai nori, nenori, žinai. Aišku, ir nuo pačios priklauso. Jeigu bus niurzga ir vienokia, ir kitokia, žinai, nelaiminga, tai be abejo, kad nelabai tenkas ir švytės. Nes moters požiūris tikriausiai bus, kad neštumas čia man, kaip žinai, didžiausia katorga ir prakiksmas, nafik, čia man reikėjo iš vis šito neštumo. Tai va, aš už tai ir sakau, kad kiekvieną kartą, man atrodo, kai moteris poroje nusprendžia susilaukti vaiko, jinai turėtų labai aiškiai savo įsivardinti, ar jai reikia to vaiko ir kam jisai jai yra reikalingas. Kad po to nebūtų jokių kaltinimų, o kad viskas eitų taip, kaip turi eiti, žinai, iš to džiaugsmo, atsidavimo, kad tu jau gini, nes tu taip norėjai, o ne kad aukojasi čia dabar, žinai, ir kaip man sunku, ir kaip man nepakeliama viskas. Labai svarbu atsakyti iš tos klausimus savo. Nu tai gerai, tai kada dabar jau tu jau čia atsakysi tos klausimus savo? Pasipasakok, va dabar. Aš tai ką, tai va. Kada čia gimdysi, žinai? O tu ką čia sėdi? Atostogauja jinai dar 35. Ką? 35 geroji tetulytė kaimynė. Aš noriu dabar patraukt per dantį, žinai. Aš tai 35 jau 2 supavau, o tu ką čia sėdi dabar? Aš vieną kartą gyvenime... O ne šiaip dabar tiesiog, man dažnai tai būna, kad aš pamastau, ar tau negaila laiko? Ne. Ne, žinok, tikrai drąsiai atsakau, kad negaila, nes aš manau, kad jo dar turiu. Nes man dabar, kai aš turiu 3 beveik. Taip, beveik, taip, 3 pakeliui. Tai, žinok, man kartais atrodo, kad aš galėjau kažkaip susikaupti ir pagimdyti ne 28, o dar anksčiau. Ne, žinok, šitam dalykui man negaila laiko. Aš suprantu, kad vaikas nėra kažkoks, žinai, kaip, nežinau, prizas ar kažkokia užgaida, kurią va dabar sakai, va, ar tau netrodo, kad gaila laiko. Ne, man taip netrodo. Nes aš žinau, kad jisai ateis pačiu tinkamiausiu laiku, tuomet, kad aš būsiu pasiruošus. Tikrai. Aš tuo esu įtikėjus o galbūt man yra nelemta, žinai, šiame gyvenime turėti vaiką. Bet kodėl taip galvoji? Aš nežinau, aš tiesiog čia yra retorinis klausimas apie tai, nes, nežinau, sakau, tikrai laikausi tos nuostatos, kad pačiu tinkamiausiu laiku, tada, kada aš būsiu pasiruošus, tada, kada bus tas tinkamas laikas, kai aš iš tikrųjų jo norėsiu. Kad tą pokytį aš priimsiu kaip jausmą, ne kaip tų varnelių užsidėjimą, kad tu tai privalai padaryti, tu turi turėti statusą visuomenėje, ne tik moteris, bet ir mama. Ne, aš nenoriu. Aš tau galiu pasakyti ir pasveikinti tave, kad labai paskui lengva yra lauktis ir labai lengva yra auginti vaikus, kai ateina iš vidinio noro. Tai bet iš to atviro vidinio noro, kur tu kaip spirgų, kaip noriu. Nu, aišku, žinai, su visokiojopų palaikymu, viso, kas matoma ir nematoma, kad, žinai, išsipildytų tas noras kuo greičiau. Ir vat, kai taip patinka, ir taip nutinka, ir vat, tu kaip nori, ir tada taip lengva laukti. Vat tada, man atrodo, ir yra, kai,
žinai, jau ir dzin, ar ten pamaudžia, ar ten šlykštų, ar ten dar kažkas tos mėnesius, žinai, ar ten skauda, nes tiesiog yra labai atviras ir Tai labai yra tas nuoširdus toks noras. ir sąmoningas su savim susitarimas, pritarimas visam tam, kas vyksta. Ir gal, žinai, aš kažkaip niekada nesvajojau turėti daug vaikų. Aš kažkaip visada žinau, kad aš turėsiu vieną, nežinau, nebent, žinai, sakau, vieną gimdymo metu dvynukai šaus, tai tada turėsiu du. Bet šiaip aš niekada, žinai, ir mano šeimoje yra tas visas sąmoningas Tavęs tėvai, kai tu susitinki Ne, per manęs šventes. prie Velykų stalo. Palauk, o tai pasakykim, o tai iš vis mes kalbam apie nėštumą, tu iš vis draugą turi? Žinoma, kad turiu. Aha, tai va, jau turi nuo ko gimdyti, tai juo labiau. Tu čia darai antraštę žmonių žurnalų. O klausyk, o tai kiek jūs laiko kartu? Čia yra kiti klausimai, mes dar kalbame apie nėštumą. Pasakyk. Tai yra dviejų. Pasakyk, prašau, kad tai nėra mėnesis ir du. Kad Ne, yra tai nėra mėnesis. Tai va, aš tik tai prie ko noriu prie trečio klausimo. Tai nėra mėnesis du, išsiaiškinom. Ir dabar noriu paklausti tavęs, kad kai jūs susitinkat per šventes visi su tavo tėvais, ar nėra taip, kaip iš tų, žinai, filmų rodo, kur drožia, nu kada vaikai, kada vestuvės, kada kas. Ne, tu matai, kol Tai tu ar atlaikytum tą spaudimą, nes aš tikiu, kad daugelis mūsų žiūrovių atlaikinėja kasdien tą spaudimą iš darbo, kolegų, iš praeivių, vos nežinai, ten pažįsta nuo mokyklos ir susitiko po 20 metų. Nu, tai kada vaikai, kada vestuvės, žinai. Nu, tas tikrai užknisa. Aš net nebijau, kad tos užknisa, bet aš to nesusiduriu ir dabar galvoju, kol tu paklausai šito klausimo, žinai, priverti mane išeiti iš mano tam tikrų susikurtų taisyklių, su kuriamis aš vadovaujuosi viešumoje, kad nekalbu apie savo privatų asmeninį gyvenimą dėl tam tikrų dalykų, kad tiesiog aš esu nuo pat pradžių, kai tik tai buvo mano pirmas straipsnis 20 metų, aš tiesiog savo pasakiau, kad aš nekalbėsiu apie savo asmeninį gyvenimą, aš jo neslepiu, bet aš apie jį nešneku. Tai mes nenuslepiam fakto, kad jinai turi draugą ir nenuslepiam fakto, vyniojant į temą tą pačią. Taip, bet atsakant į tavo klausimą, tai mano šeima šito klausimo yra visiškai sąmoninga ir aš prie Velykų stalo tikrai nesulaukiu klausimo, kada vaikai, ar ten jau ar nesiruošia, ar kada vestuvės. Ne, tikrai iš tų dalykų ne, nes mes dažnai kažkaip ir su mama apie tai pasikalbam ir vairiausiamis temomis pasikalbam. Mano mama yra labai sąmoninga, jinai kartais net pati mane, žinai, sustato į vietas, kur, žinai, jūs tabiškai čia žiūrėk, davai, ne taip. Arba, toks, žinai, ir vai čia jau per daug. Tavo irgi palaikymas tų. Taip, aš manau, kad mano mama yra iš vis gyvenime mano tas žmogus, kur, kaip tu sakai, tą vidinį kompasą, jinai kartais tabiškai, jūs te, čiukšt, žinai, arba. Na, tokių labai gražių dalykų vyksta. Tai va, aš galvoju, kad kalbant apie tą nėštumo temą, kad tai yra labai individualu. Ir kiekvienas, žinai, kai gyvenam savo istoriją, šiame gyvenime turime savo tam tikrą laiką visiems dalykams, tai aš kažkaip tikiu, kad pačiu tinkamiausiu metu. Kad ir kaip tai labai, nežinau, makabriškai skambėtų. Tai pas tave iš tėvų ir iš vaikystės nėra kažkokio ten, kad, žinai, programuotų tave kažkaip ir pas tave nėra scenarijaus, kurį reikėtų keisti, tu užaugai labai darnioji, kaip suprantu, šeimoje, ar ne? Mano šeimoje buvo visko, bet aš kiekvieną kartą jausdavau tėvų palaikymą, meilę ir didelį rūpestį. Ir iš tėčio aš visada, net ir dabar, žinau, kad kas be nutiktų mano gyvenime, žinau, kad jis, nežinau, žinai, į Antarktidą atvažiuotų manęs pasimti. O tu viena esi? Aš turiu brolį. Ai, turi tu brolį? Aš turiu brolį vyresnį. Čia tik mūsų žiūrovams laidos, nes aš tai neužfiksavau. Taip, aš turiu vyresnį brolį. Ir tu negali sakyti, viešumoje, kad tu nesakai kažkokių dalykų, bet čiagi mūsų asmeninis podcast. Tai aišku, kad mes norim pasakyti ir turim pasakyti daugiau, žinai. Nu, ta prasme, nes, nu kaip aš kitaip galėsiu vesti su tim pokalbį, jeigu aš pati nežinosiu, kiek tu metų draugauju su savo draugu. Aš pati net nesuskaičiuoju. Tai ką aš noriu sakyti, dar pabaigiant apie tą nėštumo temą, kad, žinai, kai mes perkam, nežinau, naują telefoną, kavos aparatą, mes gauname begalę instrukcijų, kaip naudotis, kaip pakeisti filtrą, kaip išvalyti, kaip ten paspausti mygtuką, kad būtų geresnė kokybė telefone. Kai, man atrodo, moteris pagimda, jinai negauna jokios instrukcijos. Tai toks, koks vaikas išauga, tai jau yra kiekvienos moters, kiekvieno vyro atsakomybė
Nebūtinai jūs tai žinok. Aš taip manau. Bet jeigu mes kaip kalbėjom prieš tai, kad leidžiam būti asmenybėm, tai tu ten, žinai, pavyzdžiui, aš susiduriu kartais, aš tau noriu atmerkti akis, kad aš galiu auklėti, kiek noriu ir kaip noriu ir kokias noriu dėkti vertybės, bet aš suvokiu, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok, mano kažkuris vaikas sumasto, nežinau, būt huliganų kažkokiu tai, ar ten kažką vogti, arba ten kažką daryti. Ašgi suprantu, kad aš viską padariau maksimum gerai ir kartais tikrai mes nesam atsakingi už tai, leidžiant būti jiem, kokie jie yra. Mes ten galim, nežinau, ką daryti, giesi pati girdėjus. Ir iš filmų mačius, ir iš visur biografinių, kad ir iš dokumentinių, kad, ta prasme, normalūs tėvai su didžiulė meilė. Ar tu vis dėlto galvoji, kad va ten kažkur buvo padaryta klaida? Pačių tėvų. Aš galvoju, žinok, kad man atrodo, kad užaugusio vaiko gyvenimo rezultatas yra absoliučiai atėjęs iš šeimos ir iš tėvų. Mes kiekvieną kartą auginant tikriausiai vaikus padarome tam tikras klaidas, didesnės arba mažesnės, kiek jas ištaisome, kiek leidžiame su jom dylinti, žinai, tai man atrodo, kad labai 99%. Mat įdomu komentaruose man dabar jau. Ir bus mūsų paklausti žiūrovų, žinai, bet ką galvoja. Čia gal, ką tik norit, aš bet viską gal jau priimsiu. tos žiūrovės, kurios jau turi savas patirtis, gal ir galėtų, pavyzdžiui, mums parašyti, žinai, aš bandžiau, padariau viską, ką galėjau, auklėjau taip ir taip, bet, vat, pavyzdžiui, žinau istoriją, arba ten, bet, žinai, man tai labai įdomu, ar iš tikrųjų, nes man pačiai įdomu, kas bus su mano vaikais. Nors aš suvokiu, kokioj meiliai mes auginam jas, žinai. Bet va čia yra labai gerai pasakyta apie meilę vaikui. Pavyzdžiui, aš turiu, vat, kaip ir nes jinai gali būti žalojanti ir jinai gali būti pakraunanti, pati žinai. Taip. Ir čia labai yra irgi psichologiniai didžiuliai spastai. Bet jeigu jinai yra žalojanti, ne, kaip tu sakai? Meilė, žinai, tokia per didelio globėjiškumo. Tai čia vėlgi, nežinau, aš galvoju, kad kai yra sveika meilė parodyta vaikui, net ir auginant, padarius tam tikras klaidas, vis tiek vaikas suvoks, koks jis yra mylimas ir jisai neis į tuos kraštutinumus gyvenime. Jeigu jisai buvo laiku tavo žodžiai Dievui jausi. Man atrodo, kad jeigu buvo jisai laiku apkabintas, laiku buvo su juo pasikalbėta, jam paaiškinta ir tiesiog pabūta su juo tuomet, kada reikia, aš vis tiek, žinok, pakartosiu tą patį žodį, makabriškai tikiu, kad tai yra kelias į normalią asmenybę, kuri nebūna kenkėjų šiame pasaulyje. Duok Dieve. Aš labai to noriu tikėti. Nes gyvenime, man atrodo, bet aš tiesiog esu įsitikinus ir net dariau tokį eksperimentą, kad gyvenime yra tik 2 jausmai. Meilė ir baimė. Pat aš kažkada pradėjau ginčytis, yra ir pyktis. Neapykanta. Bet iš ko jinai kyla? Irgi iš baimės. Ir kai tu gyvenime realiai nutrini baimės jausmą, lieka tik tai meilė. Ir tu, kai lieka meilė, aišku, tai yra sudėtinga. Bet kai tu ištrini baimę, lieka meilė, nebelieka toksiškumo. Aišku, pagimdysiu vaiką, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet man bus taip kaip atrodo. Nuo požiūrio, žinai, tavo. Mes palengvinam savo gyvenimą su požiūriu savo. Vis tiek irgi turim tas tavo kompasą visame kame. Tai tu sakei, kad instrukciją gaunam, o čia kaip pagimdam, tai negaunam. Tai kaip pabaig mintį, tai ką tu norėjai pasakyti? Norėjau pasakyti, kad ta instrukcija, jinai pasirodo, kokia jinai yra iš to. Ir tada pasirodo, dėl ko mes gimdėm tą vaiką. Ir jeigu mes gimdome turėdami prasmę, norėdami, laukdami, turėdami jam laiko, mylėdami jį, ta instrukcija, jinai užaugina labai gražią asmenybę, kuri neša pasauliui, gražią žinutę. Bet jeigu mes vaikui neskiriame laiko, suprantame, kad mes jį gimdėme ten dėl kitų dalykų, kad jis manęs nepaliktų, kad jis mane mylėtų, kad aš ten pririščiau turtais arba dar kažkuo, ir mes neskiriam vaikui dėmesio, tai ta instrukcija,
kokia būna, ar ne? Nu, jinai išaugina žmogų nelaimingą, kuris nesugeba mylėti, kuris skaudina kitus ir skaudina pats save toliau. Tai, man atrodo, prieš suvokiant, kad tu nori vaiko, reikia labai aiškiai atsakyti į klausimą, kodėl tu jį gimdai. Ir kol tu neturi tikrai sąmoningo savo atsakymo, nedaryti to, jausti, nu, tikrai didžiulę atsakomybę. Nebijoti to gimdymo, bet bijoti apie tai, ką tu paleisi į gyvenimą. Kiek esi pasiryžęs paaukoti savo laiko. Taip, kokybiškam santykiui su vaiku. Absoliučiai. Turi dar vandens? Turiu. Gerai. O, kaip suskambėjo? Aš tiesiog labai noriu tavim pasidžiaugti, kad esi atsakinga, kad esi sąžininga prieš save ir nemeluoji savo. Ne, nemeluoju už savo. Net jeigu ta tetulytė savo, dar labai noriu perduoti tavo tėvam linkėjimus, tavo mamai, už tai, kad užaugino tave dorų žmogum, atsakingų žmogum ir už jų palaikymą tau. Nes vėlgi, žinom, aš tai iš vis neturiu ten, žinai, kas mane palaikytų. Nu, turiu Rasą, man kaip mama. Ir turiu ir, aišku, ir Anytą, ir turiu vyro šeimą, bet... Kiek daug turi? Turiu nemažai iš tikrųjų ir turiu labai artimų draugų, kurie verkia, kai sužino, kad aš laukiu, aš net neverkiu. Tai turiu aš susikūrus savo šeimą. Nu, turiu menį, žinai, ne biologinę. Bet labai džiugu man už tave yra, kad tu, sakau, labai sveikuose santykiuose pati augai ir turi tą palaikymą, nes daugelis mūsų jo tiesiog su žiburiu neras. Taip. O tik spaudimą, kada vaikai, kada vestuvės, kada kaip kas, žinai. Ir... Jo, aš kažkaip dabar, kai tu kalbi, va šito klausimo, aš tikrai esu laiminga ir dėkinga savo aplinkai. Labai džiugu. Nes vėlgi, žinai, vaikuose yra labai didžiulė gyvenimo prasmė, bet vaikai, nu, nėra tas, žinai, pagrindinis gyvenimo tikslas kiekvieno žmogaus. Ir net neturi būti. Taip. Ir man aišku, pavyzdžiui, iš asmeninės savo prizmės man, kai aš patyrus esu iš to sąmoningo noro, žinai, ką reiškia tie vaikai. Ir mums dažnai su vyru būna, kad mes atsisėdam, pavyzdžiui, žiūrim ir į Otiliją arba į Lėją ir galvom, iš pradžių žiūrėdavom į Lėją, koks gyvenimas būtų buvęs be jos. Kaip nuobodu, jeigu dviese būtumėm gyvenę. Nu gerai, ten keliauji, sieki ten karjeros, ten darbų ir pildai ten kažkokias svajonės, bet tai tiek. O tas žmogus atneša įvairiausių emocijų, tada gimsta Otilija, žiūrim dabar į Otiliją. Ne, nu jeigu šitos nebūtų, nu tai iš vis kosmosas, žinai. Ir lygiai su tokia pačia intencija laukiam ir trečio. Nes tą akimirką, kai jisai gims, ir va šiandien kaip tik ryte važiuodama, vaikus veždama dukras į mokyklą, sakiau, ar jūs įsivaizduojat, sakau, kad jau vasaros vidury, sakau, per kelias valandas pasikeis mūsų gyvenimai, žiūrėsim į lėliuką ir galvosim, kur tu buvai visą laiką. Nes atrodo, kad tu turėjai būti va, jau čia va dabar, čia ir vietai. Bet žinai, aš kiekvieną kartą pagalvodama apie tave džiaugiuosi ir va dabar va sužinodama tavo istoriją apie tai, kad tu sakai, gyvenime mano tikslas, vienas iš tikslų buvo pakeisti scenarijų, ne? Ir kaip gražiai tu jį pakeitai, įrodydama, kad absoliučiai viskas gyvenime yra įmanoma. Ten, jeigu tu užaugi nemeilėje, tai tu nesi tas žmogus, kuris eini ir toliau, žinai, skleidi nemeilę. Tu gali pakeisti tą scenarijų ir ta vieta graži stiprybė ir noras, jisai parodo, kad gyvenime viskas yra įmanoma. Bet vėlgi, ėjimas iš meilės. Jo, ir su didžiausia padėka ir tiem, kas mane augino, ir kiekvienam gyvenimo etapui, žinai, be pykčio ir be pagiežos, o tiesiog su didžiausia pagarba ir su didžiausia, žinai, ta tokia dėkingumu. Nes aš esu gyva. Žinai, gyva, čia sėdžiu. Taip, ir kai atmeti visas nereikalingas emocijas, lieka meilė. Žiūrėk, nes tavo šiandien lakstukas visą širdelėm. Specialiai užsidėjau. Lieka meilė, kad ir kaip, tai žinai, banaliai skambėtų, bet meilė yra absoliučiai ta jėga, kuris stato viską. Net tai, kas atrodo nėra pastatoma. Tai su ta gražia gaida. Su ta gražia gaida mes palinkėsim mūsų žiūrovėm. Mažiau klausyti, ką galvoja kiti ir sako kiti.
kažkaip pabandyti ignoruoti spaudimą, jeigu tokio sulaukėt. O tos, kurios laukėsi, mano bendra žygės, tai apkabinu ir pasitrinu petukais ir sakau, gero lengvo mums kelio, pasitikėkit savo kūnu, pasitikėkit visais procesais, kurie vyksta ir nekruškit savo protą. Taip, nes iš tikrųjų mes nekrušti savo protą. Mėgaukitės ir suvokit, kad ir tai praeis ir visi etapai praeina. Kaip jau ir sakėm, pirmoji tinklalaidė. Taip, nes mes, aš kaip sakau, iš šią žemę atėjom patirti, tai tiesiog leiskime savo patirti tą duotąją istoriją, kuri yra, priimkime ją su dideliu dėkingumu ir tiesiog nemaištaukime. Gyvent savo gyvenimą. Gyvenkim savo gyvenimą. Nemeluojant savo. Nemeluojant savo. Ir kitiems. Viskas. Ate. Linkėjimai, bučkiai ir iki sekančio. Iki sekančio.